$1155, tiek praeitą mėnesį gavau dividendais iš 23 pavienių investicijų portfelio, kas pavertus procentinę išraišką būtų 24,63% dividendais. Ir buvo 4 emociškai smagesnės dienos, kai į sąskaitą ateidavo virš $100 ir virš $200. Tai šiame video pristatysiu savo dividendinę portfelio strategiją, parodysiu geriausiai vertinimų ir daugiausiai dividendų išmokančių kompanijų sąrašus iš visų 12 ūkio sektorių. Tai nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmasias akcijas arba jeigu turite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano Freedom 24 portfelį paspaudę nuorodos aprašyme, pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos. Tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like mygtuko ir pradedam. Priešingai daugelio įsivaizdavimui, dividendinis pajamingumas gali būti kur kas didesnis nei 4, 5 ar 6%. Nebūtina būti suinvestavus 100 000, kad gauti 1000 eurų pasyviomis pajamomis per mėnesį. Dividend growth strategija, kurią vadovaujantis dabar perkate akcijas mokančias mažai, 3, 4, 5% dividendais ir tikitės, kad ateinančius 20 metų kompanija juos didins ir už 20 metų gausite plus minus 10% dividendais nuo investuotos pinigų sumos, tai nėra vienintelė investavimo strategija. Yra kompanijų, kurios priešingai nelabai juntamai didina mokamus dividendus, jų akcijos nelabai stipriai auga vertė, bet jos moka tarp 10 ir 15% dividendais. Apie vieną jų visai neseniai dariau detalų video, tai būtinai pažiūrėkite. Tai aš propaguoju aukštą dividendinio pajamingumo strategiją ir vienintelis niuansas su high dividend yield strategija, kad ją taikant nereiktų turėti lūkesčio, kad jūsų investicijų vertė stipriai augs. Geriausiu atveju tikėkitės, kad akcijų vertė augs kartu su infliacija, bet vertė ir neturėtų labai stipriai rūpėti, jeigu rūpi gauti dviženklius dividendus čia ir dabar. Įsivaizduokite, kad išeinate į ankstyvą pensiją ir gaunate 14 su viršum procentų dividendais ir gyvenate iš šių pajamų. Ar jums realiai yra bent koks skirtumas, kokia yra pirktų investicijų bendra vertė? Ar ji padidėjo, ar ji sumažėjo, jeigu iš tos investicijos jums vis vien moka 14 su viršum procentų, iš kurių gyvenate. Ne iš tos, o iš tų visų investicijų bendrai. Nekalbant apie emocinę pusę, kad gali būti nesmagu matyti sumažėjusią vertę, jums nerūpės nei investicijų portfelio pliusas, nei minusas, nes jūs jo tiesiog nepardavinėsite, nes pardavus nebegausite pasyvių pajamų, iš kurių gyvenate. Šis mano 23 pozicijų portfelis yra didžiausias ir jį turi Freedom 24 brokerė, kuris turi funkcija viešai ir detaliai dalintis juo ir juo rezultatais. Tai video aprašymai įdėsiu nuorodą. Kita labai patogi funkcija, tai galima turėti daug skirtingų subaccountų ir taip atskirti savo investavimo strategijas. Pavyzdžiui, aš praeitą mėnesį sudėliau pasyvių pajamų portfelį tik iš 2 ETF-ų, kurių rezultatais greitų metų pasidalinsiu. Tai jei dar nesate paspaudę subscribe ant varpelio, paspauskite ir būsite tarp pirmųjų gaunančių investavimo idėjas. Ir dar turiu atskirą subaccountą orientuotą į augimą ir dar vieną atskirą laikyti santaupoms, obligacijos pavidalu, kurios irgi moka 5-6% palūkanų. Tai labai patogu, jeigu dar neturite Freedom 24 paskyros, tai išmėginkite. Tai šis didžiausias ir seniausias mano portfelis susideda iš 2 dalių. Didžiąją dalimi iš pavienių kompanijų akcijų ir mažąją dalimi iš fondų, kurie prekiauja pasirinkimo sandoriais. Pastarųjų alternatyvos prieinamos neprofesionaliems investuotojams yra IncomShares biržoje prekiaujami produktai, amerikietiški YieldMax ETF-ai neprofesionaliems investuotojams prieinami juos perkant tik opcionais iškart po 100 vienetų. Iš kompanijų daugiausiai dividendų moka verslo vystymo kompanijos, tai 8, 9, 11 ir 13% nuo investuotos pinigų sumos. Tuomet nekilnojamo turto trust, tai 8, 9 ir 15% ir tuomet energetikos sektorius ir, pavyzdžiui, laivyba. Bet su laivyba reikia būti nusiteikusiems, kad išmokami dividendai žiauriai priklausys nuo įmonės rezultato, o tie rezultatai yra labai cikliški. Pavyzdžiui, ZIM, Izraelio laivybės kompanija, pirmi mano gauti dividendai buvo 53 metinių procento dydžio, antri 19%, treti tik 1,5%. Kokie bus kiti dividendai priklausys nuo įmonės rezultato. Tai bendroj sumoj labai geri dividendai, bet jeigu esate iš tų, kurie supanikuotų ir išsiparduotų visas investicijas, jums nereiktų investuoti tokį ir panašias kompanijas. Kaip investuoti į aukštą dividendinio pajėgumo kompaniją, tai pirma, jums reikės licencijuoto brokerio paskyros, tam, kad jūsų interesus gintų valstybinės instancijos, investicijos, kad būtų atskirtos nuo brokerio turto ir
priklausytų jums ir kad pinigai brokerio paskyroje būtų dengti investuotojų kompensavimo fondo ir kad brokeris neluptų mokesčių už investicijų įsigymą. Aš naudoju Freedom24 brokerį, jeigu dar neturite Freedom24 brokerio paskyros, užsiregistravę ir pradėję investuoti galite gauti iki 20 akcijų dovanų. Su šiuo video gidu užsiregistruosite per 10 minučių, o pats investicijų įsigymas trunka keliasdešimt sekundžių. Tai atsidarome brokerio programėlę, viršuje paieškoje rašom norimos pirkti kompanijos pavadinimą, pavyzdžiui, ta pati ZIM arba AGNC, mums paieškoje išmeta, mes pasirenkam, spaudžiam prekybą, nurodau, kiek vienetų noriu pirkti, pavyzdžiui, 20, man iškart paskaičiuos, kad suinvestuosiu $204.40, spaudžiu pateikti pirkimo nurodymą, braukiu į viršų slaiderį jį patvirtinant ir viskas 20 akcijų bus nupirktos, kai rinka atsidarys ir šis pirkimas man kainuos fiksuotą 2 eurų mokestį plus 2 centų iš kiekvieną perkamą akciją, tai 40 centų, tai viso 2,40 eurų ir daugiau nieko daryti nereikia, kai dividendai bus išmokėti, jie tiesiog bus pervesti į jūsų sąskaitą ir galėsite juos išsiimti, juos išleisti arba reinvestuoti, arba tiesiog laikyti pinigus sąskaitoje, tik nenustebkite, registruojantis reikės patvirtinti savo tapatybę pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais, bet su video gidu užsiregistruosite ir pasitvirtinsite tapatybę per 10 minučių. Tai jeigu esate konservatyvesnis investuotojas ar investuotojas, sakyčiau jums apsiriboti kompanijų akcijomis ir negalvoti apie ETF, kurio veikimo principas yra uždirbinėti iš priekybos bitkoino ateities kainos sandoriais ar apie Income Shares ar Yield Max ETF'us ir galvoti apie juos tik tada, kai pasigilinsite jų veikimą, nebent toleruojate rizikas taip, kaip kupranugariai karšti. Bet net tokiu atveju nerekomenduočiau dėti visų pinigų iš šios ETF'us, tai jei nuspręsite investuoti, sakyčiau, pradėkite su nedidelė pinigų suma, pažiūrėkite, kaip jaučiatės svyruojant šių ETF kainom ir tada spręskite, ar norite didinti investuotą pinigų sumą juos ar ne. O šių ETF pirkimas atrodo taip pat kaip ir akcijų, tai programėlėje paieškoje suvedate norimo pirkti fondo pavadinimą, pavyzdžiui, anksčiau minėtas bitkoino kainų ateities sandorių, bito fondas, pasirenkat, spaudžiate priekybą, nurodote, kiek fondo vienetų norite pirkti, jums parodys, kad viso suinvestuosite, pavyzdžiui, 237, nepilnus 38 eurus už 15 vienetų, spaudžiat pateikti pirkimo nurodymą ir taipogi prabraukiant slaiderį į viršų padarysite pirkimą. O dabar paleisiu žadėtą geriausių vertinimų ir daugiausiai dividendų mokančių kompanijų sąrašus. Jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, gaukite iki 20 akcijų dovanų. Su šiuo gidu užsiregistruosite per 10 minučių. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.